Sveiki gyvi mano kanalo sekėjai, pagaliau nusprendžiau padaryti video apie gautas Vokietijos imperijos monetas, ir bus kelios ne Vokietijos imperijos monetos. Taigi, prieš jūsų akis 3 markės 1908 metai, Proof 63 Cameo, nepaprastas Proof, Cameo, NGC kompanijos suteiktas greidas, reiškia, kad yra padidinto kontrasto Proof moneta. Ir Helmas II, paskutinės Vokietijos imperijos imperatorius. Nuostabios 3 markutės. Pasižiūrim, koks tas mūsų imperatorius, toks su vešliais ūsais. Biški buvo pakvaikęs, bet taip. Susirandam 1908 metus. Tiražas iš tikrųjų nemažas, beveik 3 milijonai, bet jeigu mes įeisime NGC kompanijos duomenų bazę, mes matom, kad Proof 63 Cameo yra tik tai viena tokia moneta ir 4 aukščiau. Ir tik tai 5 monetos yra Cameo NGC kompanijos. 63 greidė mes matom yra viena, 64 2, 65 ir 66 yra Top Pop. Taigi, iš tokio didelio tiražo, iš Proof monetų yra tik tai 5 Cameo NGC kompanijų, tai pakankamai reta moneta. Ir sveikinu jos naująjį savininką. Ir keliaujamės toliau. Prieš jūsų akis 3 markutės Ernst Louis. Irgi Proof 63 Cameo, Hesse Darmstadt, 1910 metai. 3 markutės. Irgi Proof Cameo. Nuostabus egzempliorius. Veidrodinis paviršius. Pasižiūrim, kas tas Ernst Louis. Koksai stilius. Koks stilius, koksai puikus vyriškis. Ernst Louis, didysis kunigaikštis Hesse and Rhein. Žinomas dar kaip Ernst Ludwig. Pasižiūrim tiražą. Tiražas 200 000 ir Proof monetų buvo tik tai 500 vienetų. Taigi vieną iš jų matote prieš savo akis. Užeiname NGC duomenų bazę. Proof 63 Cameo yra 7 monetos tokiam greitė. Ir 27 monetos yra apskritai užgreidintos NGC kompanijoje. Keliaujamės į priekį, susirandame 63 greidą, 7 monetos. Tikrai keletą monetų yra aukščiau. Top Pop yra Proof 66 Cameo. Keliaujam toliau. Ir prieš jūsų akis nuostabios 3 markės 1909 metų Anhalt-Dessau, Proof 63 Ultra Cameo. Ultra Cameo yra aukščiausias Proof greidas suteiktas NGC kompanijos. Kontrastas iškart matosi, kad žymiai skiriasi nuo Cameo. Prieš jūsų akis unikali moneta, kurios tiražas buvo tik tai 100 vienetų. Nes jų Proof buvo pagaminta tik tai 100 vienetų. Proof 63 Ultra Cameo Anhalt-Dessau. Taip, 3 markės Frederikas II Anhalt-Dessau.
kunigaikštis Friderikas II, kunigaikštis of Anhalt, kokie vešlūs ūsai, neatsilieka nuo Viljamo. Na ir kaip ir minėjau, tiražas jų buvo tikrai nedidelis, 100 000 vienetų ir tik tai 100 vienetų proof. Tai vieną iš jų matėte prieš savo akis. NGC kompanijoje tokiame greide yra 2 monetos ir 3 tik tai aukščiau. O apskritai jų tik tai 6 NGC. Kažkoks kiekis matyti yra dar PCGS kompanijoje. Tai 63 greide mes turim 2 monetas ir tik 3 monetas aukščiau. 66 Ultra Cameo Proof yra top pop. Keliaujam toliau. Perinam prie 5 markių. Ir 5 markės Ernst I, Saxe Altenburg, didelė graži moneta, greidas MS64, sidabras, 900 praba, kaip ir visų Vokietijos imperijos monetų. Graži didelė moneta. Pasižiūrim, kas tas Ernst I, va, koksai dedukas. Kunigaikštis, Saxe Altenburg. Taip. Ernestas, čia rašo, žinomas kaip Ernstas I. Kažkiek panašus į mano senolį. Būtų gerai, jeigu mano senelis būtų kunigaikštis ir Saxe Altenburg. Juokauju, bet visai neblogai. Tiražas jų tikrai buvo nedidelis, 20 000 vienetų ir proofų buvo 300. Šiuo metu prieš sakys nebuvo proof moneta. Taigi NGC kompanijoje yra 23 vienetai ir 12 aukščiau. 91 yra užgreidinta. Ir 64 greidas, 23 vienetai. Visai nedidelis kiekis yra aukštesniuose greiduose, tai aš manau, kad tai yra puikiai investicija, puikiai kolekcinė moneta, su tuo ir sveikinau naują savininką. Keliaujam toliau, pas mus yra 5 markės Bavarija MS65 NGC greidas. Tikrai aukštam greidė 5 markės. Louis III. Pasižiūrėsim, kas tas Louis. Taip, kas tas pas mus Louis III? O, Liudvik III, Louis III, Bavarijos karalius. Šaunu. Tiražas buvo 142 000, plus 400 vienetų. NGC kompanija yra 23 tokios monetos tokiam greidė ir tik tai 4 aukščiau. Iš viso jų 186 yra užgreidintos monetos. Tai vat, top pop yra 66, MS66. Taigi pas mus pretopinė moneta. Keliaujam toliau. Prūsija. Vilhelmas II. 200 metų karalystėje Prūsija. Proginė moneta. 5 markės. Proof 63. 1901 metai. Nuostabios 5 markės. Proof 63. Viljamo mes jau matėm. Tiražas buvo beveik 500 000 ir iš jų proof buvo nukaldinta 3%.
Na, žvilgtelėkime GC kompanijų, kas darosi. 16 tokiam greidai yra monetų ir 25 aukščiau. Atsiprašau. Taip, iš viso jų 76 prūfė yra užgreidintų. Čia yra proof 63, 16 ir kaip matom, top pop yra proof 66. Toliau. Vėl mūsų Ernstas kunigaikštis Heso ir Darmštado. Šį kartą yra 5 markės 1904 metų. Ir čia jubiliejinės 5 markės. Proof 64. Na, tokios nuostabios 5 markės. Jos skirtos paminėti 400 metų jubiliejų, ne tai kad jubiliejų, o 400 metų gimimo metinės Filipo Didžiojo ir 40 000 tiražas, labai mažas tiražas, 5 markių. 5% nuo to tiražo buvo proof monetų. Kadangi tai PCGS moneta, keliaujam PCGS domenų bazę, 13 tokiam greidė yra užgreidintų PCGS kompanijoje. Atsidaromės. 13, taip. Na ir visiškai nedaug yra aukštesniuose greiduose. Ir iš viso jų 42 tik tai monetos yra PCGS domenų bazėje. Keliaujam toliau. 2 markutės. Sidabrinis jubiliejus, 2 markutės Schwarzburg Sondershausen, proof 63 ir jos yra 2 rūšių, prieš jūsų akis dabar yra thin, tai reiškia thin rim, tai reiškia tas gurto apvadas yra aplink monetą yra plonas, proof 63 greidas, nuostabios 2 markutės, 1905 metai. Ir pas mus yra Günteris, Karlas Günteris, yra princas Schwarzburg Sondershausen. Na ir jo 25 metų valdymo jubiliejaus proga buvo išleistos šitos 2 markutės. Duomenų bazėje NGC skelbia, kad 10 yra tokiam greidė ir 21 yra aukščiau. Iš viso jos 43 yra užgreidintos, taigi matom proof monetų tiražai ir proof monetų populiacija tiek NGC, tiek PCGS duomenų bazėje yra tikrai maža, tai yra retos ir labai perspektyvos monetos. Keliaujam toliau. Prieš jūsų akis dabar kitokia rūšis, antra rūšis, ta pati 2 markės Schwarzburg Sondershausen, bet čia jau PCGS labas ir įvertinimas proof 65 komeo. Ir čia, kaip matome, mes parašyta yra thick rim. Tai čia yra storesnis tas gurto apvadas. Na ir pati moneta yra aukštesnėme greidėje. Čia jau mes matome proof komeo 65 greidą. Nuostabi moneta. Grožis. Tas pats mūsų kunigaikštis, bet jau tiražas visai kitoks. Tik tai 12 000 vienetų buvo anse ir 5 000 buvo prūfe. Keliaujame į PCGS duomenų bazę. 7 yra. 7 tokiame greidė ir tik tai 8 aukščiau. O iš viso jų yra, atsidaromės PCGS duomenų bazę, iš viso jų yra 37. Taigi vienetai išlikę, vienetai užgreidinti. Keliaujame toliau. Su imperija baigiam. Dabar mes matome 2 guldenus. Maksimilianas II, Bavarija, didelė sidabrinė moneta. 1849 metai, 2 guldenai,
iki imperiniai laikai, kai Bavarijos karalystė buvo nepriklausoma, dar mūsų ūsuotas Viljamas jos neužkariavo, neprijungė prie Didžiosios Prūsijos imperijos. 1849 metai, 2 guldenai. Na, tiražas jų tikrai buvo nemažas, tuoj pasižiūrėsim, bet čia yra paslėpta vyšnia ant torto. Keliaujam pasižiūrėti Maksimilianas II. Nu, kaip jisai čia atrodė tas mūsų Maksimilianas II. Kažkodėl tai nenori parodyti. Nu ir velniop. Mūsų Maksimilianą II. Va, atidarė. Maksimilianas II Bavarija. O, koksai jaunikis. Biški praplikęs jau, bet aukštuomenė. Bavarijos karalius. Ir ką mes matom? Nepasižiūrėjom tiražo. 1849 metai. Tiražas išties nemažas. 741 tūkstantis vienetų buvo nukalta, bet jos visos kažkur tai nukeliavo, perlytos buvo, sudrožtos ir taip toliau. Iki mūsų laikų geram stovui jų išliko vienetai. NGC kompaniją mes matom greidėme šiam 2, tik tai 2 vienetus ir 5 monetos yra aukščiau. Ir iš viso jų tik tai 10. Šitų metų yra tik tai 10 NGC kompanijoje. 62 greidė viena, šiam 3 viena, šiam 4 viena, 65 yra 2 ir Top Pop yra 65 plus. Iš tokio didžiulio tiražo liko tik tai vienetai. Taigi unikalūs 2 guldenai. Na ir į pabaigą, kaip sakant, desertui. Pirmą kartą aš ją laikysiu savo rankose, tai yra Weimaras, mano mėgstama iš tikrųjų tema. Kelia sentimentus, nes prieš tai rinkau Weimarą. Ir mano svajonė buvo įsigyti šią monetą ir uždaryti tą savo kolekciją. 5 markės. Goethe. 1932 metai. A raidytė, tai reiškia Berlyno kalykla. Viena, sakyčiau, pati rečiausia iš tikrųjų Weimaro Respublikos monetų. Proof 61. Didžiulė, graži moneta. Na, čia sidabro prabo jau yra 500, tik tai visos Weimaro monetos yra 500 prabo sidabro. Problema su tokiam dideliam Goethe monetom 5 markių, kad yra daug pakankamai laisvo lauko, kurį galima pažeisti ir aukštesnio greido nematysit. Proof 61. Nuostabi moneta. Sveikinu naują savininką su puikiu pirkiniu. Taip, keliaujame pasižiūrėti. Berlyno kalykla, pats didžiausias tiražas iš visų, aišku, Goethe, bet čia gal daugiau su sarkazmu, tik 10 000 vienetų buvo nukalta, iš jų 10% buvo proofe. Užeiname į NGC duomenų bazę ir ką mes matom, 3 monetas matom tokiam greidė ir 15 aukščiau. Ir iš viso jų tik tai 19 yra NGC kompanijoje. Taigi kitų kalyklų, patikėkit manim, yra dar mažiau. 63 greidė yra 4, Top Pop yra šiam 6+, Proof šiam 6+. Na, aišku, yra jų ir cameo, ir ultra cameo, aš net nebejoju, bet ten jau visai kitokios kainos ir jau, beje, ir šita buvo tikrai nepigi. Kas domisi, tas tikrai žino. Na, ačiū visiems už dėmesį, ačiū, kad išklausėt, pasižiūrėjot. Ir ateityje stengsiuosi daryti video dažniau, gal daugiau laisvo laiko bus. Tai galite drąsiai rašyti komentarą, dėti patiktuką, prenumeruokit mano kanalą ir iki kitų susitikimų. Viso geriausio.